Taigi, sveiki visi, šiandien ir vėl grįžau po ilgos grūdų pertraukos ir šiandien aš jums norėjau parodyti savo naują namą, kaip pastačiau. Dar visiškai gal nepastačiau, bet tai norėjau parodyti, smagu matyti, stogo nieko nėra ir jau. Čia kiški, ką norėjau padaryti, dalykai ir. Taigi, gerai. Tai matote, čia yra mano kambarys. Ir viskas, televizorius čia, tai crafting table'as, lempas, enchant table, krosnis, lovas. Tikriausiai klausite, kasgi čia yra, kai man patinka filmuoti video, patinka auginti, gaminti, kaip tikriausiai daugelis kitiem gameriams. Ir tikriausiai, ypač lietuviai, tai tikriausiai labai patinka. Lietuviams labai patinka gaminti, gal jeigu klystu, tai sorry, bet tikiuosi ne. Tai kračia, čia yra mano kompiuteris. Ir Minecraftas, tai normaliai nemoku. Čia tipo stalas, nemokėjau normaliai pasidėti, bet kračia. Ir jo. Čia yra ir kalendoriukas, čia tipo batų dažė, aš nežinau kokias tai, čia yra didysis kambarys, kurį dar nepadariau iki galo. Čia irgi yra kitas kambarys mano sesės. Aš žinau, yra čestai, lovas, va. Ir va. Televizorius keistas, bet toks visai neblogai sugalvotas, normaliai padarytas ir jo. Ką matote, antras aukštas kaip ir beveik padarytas. Iš viršaus įdomu neatrodo, bet nieko pagalbą, sakysim visą. Tada čia tokius padariau sutūrelimus, pažiūrėjau, gal fainai atrodo, kad skridau, visiškai nekietai ir va. Šį su kokiam name ar bute ar nuosavam name yra tvoras name. Tai buvo stiklus pateisiu, vis grįžau atrodo. Pirmas aukštas šis žiūrės didelis, man atrodo. Tai jo. Tada vat pavėsinė irgi net nepabaigta. Tada išėjimas iš lauko, tada parodysiu viską šią kartą. Dar čia kol ko nepadėjau. Čia padėsim lauką. Šį namą stačiau vienas, be niekino pagalbos, tai jie. Ir palakurtintas. Aš manau, padaryti visur tokias pačias gėlytės, nes man labiausiai geltonai atrodo. Dabar sakysite, kažkaip negražiai atrodo, bet atrodo. Sakysite, dabar gal paprastai toks paprastas kvadratinis namas ir viskas jokia forma. Sakysite, tipo, kad reikia statyti didesnį, gražesnį, arba kad sakysite, arba per didelį, arba per mažą, tokį patariau Minecraftą. Bet darbo daug reikia įdėti, kad šitą namą suvažiuoti. Man atrodo visai čia lengva viską, bet neklysiu. Galvau kaip daryti, kaip statyti ir pamatysite, kai stogas bus čia toks tikroviškas namas gausis, tai kad toks. Jis nėra žiauriai didelis, bet nėra žiauriai mažas. Tai, kažkas gal sakysite, kad per didelis, kažkas sakysite, kad per mažas. Tai čia kaip kam. Man šitas namas normalus. Aišku, didesnė namo kaip ir nereikia. Tai realybė šiaip reikia didesnė namo, o dabar čia taip, namas nereikia. Tai jo, ir statysim su stogą. Šiaip man atrodo tikrai viskas gerai, čia kai bus stogas, viskas bus, tai pravesiu elektroną, kad nereikėtų mygtukus junginėti, tai tiesiog elektrą pravesiu. Aš įjungiu vieną mygtuką ir bus ekranas įsijungia arba bent 2-3 tokius. Tai jo. Tai šiam seriją ką norėjau pasakyti apie šį namą.
Ir dar norėjau pasakyti, kad tikriausiai šiandien streamins. Tai jo, ką, laukite mano streamą. Ir jo. Streamas nežinau kada bus, galbūt lygiai 2 valandą arba dabar tai bus. Nu, karočią, 2 valandos streamas tikrai turėtų būti. O jeigu nebus, tai gal rytoj, rytoj tik kameros rytoj negalėsiu kurti, nes bus visiemis turėsiu reikalų. Ir dar ką noriu pasakyti, kad pirksiu naują kompiuterį ir ten galėsiu filmuoti gerų žaidimų, pavyzdžiui, kaip GTA 5, Battlefield 4 ir panašiai, aš jau susigalvojau. Ir dar kas norite nusipirkti gerą žaidimą, apsilankykite į tinklalapį Gamings. Ir dar paprašau prenumeruoti ir palaikykite tą kanalą, ne kanalą, o tinklalapį. Nueikite ir rašykite Football Gamings ir tenai galite įsigyti savo naują kompiuterį, Xbox'ą, klaviatūrą, supelę, kamerą, visko, ko jums tik reikia. Galite ten kokią tik norite konsolę įsigyti, PlayStation'ą, Xbox'ą, kompiuterį kokį norite ir galite tai įsigyti už žiūri gerą kainą, nustatę gerą kainą. Kur, pavyzdžiui, norėsite, nusipirkti, žiūri gerą kompiuterį, kurį jūs dar neturite, pavyzdžiui, norite vežti, kad jums GTA be lago, tarkim, tai išeikite į Football Gamings, jums ten galite nusipirkti, užsisakyti kompiuterį, kokį norite ir, tiesiog kokį jums širdis geidžia ir tiesiog reikia kišenės biškį pakratyti, bet nieko tokio. Nueikite Football Gamings, prenumeruokite į tą kanalą, tą puslapį ir nusikalbu, bet tai nieko. Ir dar ką norėjau pasakyti, palaikinkite už šitą namą, šitus kambarius, pas mano kambarį, čia šitą kambarį nestačiau. Tai jau, palaikinkite už šitą ir jo. Ir ką dar norėjau apie Football Gamings pasakyti, kad jeigu pirksite kompą, tai už 600-400 tikrai nepirkite, nes jeigu nusipirksite už pigią kainą, tas kompiuteris jums mažiausiai laikys kokius metus, 2 arba mažiausiai 3 metus. Ir kažin ar galėsite už tokią pigią kainą žaisti gerus žaidimus. Tikriausiai tas sakysite ne. Taip, žinoma, iš tikrųjų jūs tikrai negalėsite už kokius 4-5-600 tikrai negalėsite gerus žaidimus žaisti. Bet jeigu pirksite juos už kokius 7-800 arba daugiau, jūsų kompiuteris galės išlaikyti 6-7 ir daugiau metų. Ir jums tas kompiuteris labiau bus vertingesnis ir naudingesnis ir galėsite žaisti geresnių žaidimų, tarkim, taip. Tai jo. Tai va, pavyzdžiui, aš pirksiu už 850 eurų, nuostabų kompiuterį su SSD, tai jau bus gerai. Tai gerai, manau, šiam video bus tiek. Laikinkite, prenumeruokite mano video, nepalikite mano kanalą ir laukite streamo. Streamas tikrai bus Minecraft streamas ir filmuosiu, man rodos, vienas kol kas streamą ir reikia. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote mano kanalą, laikinkite, prenumeruokite ir subscribinkite ir dar be to, ne vien tik dėl namo, bet ir dėl šitą stabų vaizdą dėl namo, šitą. Saulė didesnė. Skrendame saulę. Jo. Jeigu jums patiko šis video,
spauskite like, jeigu nepatiko, turbūt spausite dislike, bet labai prašau, paspauskite like, paprenumeruokite mano kanalą ir man vienas dalykas nepatinka, kodėl? Todėl, kad aš filmuoju video ir jūs neprenumeruojat ir nelaikinat mano kanalą, tik tais peržiūrėt video ir viskas. Kodėl? Man tai nesąmonė gaunasi. Kas mane jau nuo pirmų video žiūrėt, arba jau kokia naujokai čia yra esat, tai pažiūrėkite mano kitus video ir suspauskite like mygtuką, tikrai nepagailėkite like mygtuko, jeigu negalite, tai susikurkite Gmailą, kitaip Gmailą, susikurkite ir įsiregistruokite Gmailą, susikurkite jį ir įsijunkite savo YouTube'ą ir paspauskite like mygtuką. Taigi, ačiū ir iki.